Žvaigždutė. Autorė ir įgarsintoja Jovilė Broniukaitienė. Kartą aukštai danguje gyveno maža žvaigždutė. Ji buvo jauna ir nepatyrusi. Jai te buvo 1 milijardas metų, o juk žvaigždės gyvena net 10 kartų ilgiau. Patekėjus Mėnuliui, kartu su savo spindinčiomis seserimis, žvaigždutė kasnakt pasirodydavo danguje ir šviesdavo žmonėms. Naktį, kol mes miegame, žvaigždės turi daug darbo. Jos rodo kelią laivams. Nuo seno keliautojai orientuojasi pagal žvaigždes. Teikia paguodą liūdintiems, vaikams dovanoja gražius sapnus, išvaiko nelabas patamsių dvasias, įkvepia poetus ir rašytojus gražiausiams kūriniams, o svajotojams siunčia šviesias svajones. Tai, ko gero, svarbiausias žvaigždžių darbas. Ko būtų vertas mūsų gyvenimas, jei nebūtų svajonių, jame nebūtų polėkio, augimo, tobulėjimo? Tikriausiai sutiksite, kad žvaigždžių darbas labai svarbus ir reikalingas. O tam, kad galėtų atlikti savo darbą deramai, žvaigždei būtina spindėti. Žvaigždė jokių būdų negali pasiduoti liūdesiui ar blogoms mintims. Sunku spindėti, kai negera. Todėl būti žvaigžde gali ne bet kas. Iš tiesų žvaigždės labai iškilios ir išmintingos asmenybės. Per daugybę gyvenimų dėl savo gerų darbų jos prikaupia tiek šviesos, kad gali išsklaidyti net juodžiausią tamsą. Taigi, vieną vakarą, paraginta Mėnulio, mūsų mažoji žvaigždutė kartu su savo seserimis sužibo dangaus skliaute, kaip ir daugybę naktų prieš tai. Ji ėmė smalsiai dairytis po žemę, ieškodama, kam labiausiai reikia jos pagalbos. Gal kas užsibuvo svečiuose, grįždamas namo pasiklydo ir patamsyje neranda kelio? Gal kokį mažą berniuką ar mergaitę kamuoja baisus sapnas? Neduok die. Gal koks vargšas poetas prarado įkvėpimą? Gal įsimylėjėliai ieško savo žvaigždės? O gal kas nors nustojo tikėti savo svajone? Mažoji žvaigždutė norėjo padėti visiems ir savo spindulėliu buvo pasiruošusi nurodyti kelią, įkvėpti, paguosti, sužadinti viltį. Tokia jau žvaigždės prigimtis. Bet staiga viename žemės kampelyje žvaigždutė pamatė kažką nepaprasto. Ji pamatė tai, ko dar niekada nebuvo mačiusi. Iš netikėtumo net sumirksėjo. Atkreipkite dėmesį, žvaigždės kartais taip daro. Žvaigždutės dėmesį prikaustė jaunuolis. Jis buvo ne toks kaip kiti žmonės. Tai jau tikrai, jis visas švytėjo. Visai kaip žvaigždė, pamanė mažoji žvaigždutė, tik dar nuostabesnės. Jaunuolis buvo nepakartojamai žavus. Mėlyna jo oda spindėjo ir švytėjo lyg išlydytas safyras, toks mėlynas brangakmenis. Kiekvienas judesys buvo grakštus ir kerėjo. Lūpos buvo švelnios kaip rožių žiedlapiai, o šypsena nepakartojama. Jo plaukai skleidė įstabų gėlių aromatą. Žvaigždutė pati nepajuto, kaip suspindo dar labiau ir lyg užburta sekė akimis kiekvieną jaunuolio judesį. Ir, pati to nejausdama, leidosi vis arčiau ir arčiau žemės. Galiausiai jai pavyko išgirsti šio jaunuolio vardą. Draugai vadino jį Krišna.
Tuo metu kažkas tvirtai sugriebė žvaigždutę už jo šviesių plaukų ir taip truktelėjo atgal, kad net suskaudo. Ar išprotėjai, sese? Sukliko viena iš žvaigždžių. Tu vos nenukritai žemyn. Dar kiek ir būtum pražuvusi, juk žinai, kas nutinka žvaigždėms, kurios nukrenta žemėn. Jos miršta. Prisimink mūsų tėvo žodžius ir savo nelaimingų seserų likimą. Nejau nori to paties? Aplink žvaigždutę susispėtė sunerimusios sesės. Tvirtai apkabino savo globotinę ir dingo dangaus gelmėje. Juk artėjo rytas ir reikėjo užleisti vietą saulei. Visą dieną žvaigždutė negalėjo užmigti. Tikiuosi nenustebote, kad žvaigždės dieną miega. Ji vis galvojo apie žemėje matytą jaunuolį, jo nuostabų balsą, plaukus ir grakščius judesius primenančius šokį. Atsidususi svajingai ištarė: o kaip norėčiau pamatyti jo akis. Galop, nuvargusi užmigo ir atsibudo tik žadinama sesių. Laikas keltis. Kas tau? Tu kažkokia keista. Metas šviesti. Žvaigždutė pašoko ir trokšdama vėl pamatyti jaunuolį, stryktelėjo į savo vietą. O taip, kiekviena žvaigždė turi savo vietą danguje. Tikriausiai tą naktį įsimylėjėliai ir poetai liko nusivylę. Pareigos žvaigždutei buvo nė motais. Ji nesidairė ieškodama, kam galėtų padėti. Ir net nematė, kaip tamsoje besiblaškantis laivas sudužo į uolas. Mažoji žvaigždutė akimis ieškojo tik Krišnos. Dabar ji jau žinojo jo vardą. Deja, jaunuolio nebuvo nei miške, nei prie upės, tad žvaigždutė ėmė žvalgytis po netoliese esančius namus. Viename iš jų jos spindulėlis prasmuko pro perregimas užuolaidas dengiančias atvirą langą. Ir jis sustingo, išvydusi tobulą veidą. Jis iš tiesų buvo visapusiškai tobulas, švytintis, kupinas nesuvokiamos ramybės. Jis priminė tūkstančius iki tol regėtų veidų, bet tuo pat metu nebuvo panašus nei į vieną iš jų. Lyg nujausdamas žvaigždutės norą, Krišna lėtai atmerkė akis, pažvelgė tiesiai į žvaigždutę ir nusišypsojo. Žvaigždutei pasirodė, kad jos spindulingą kūną perliejo tūkstančiai laimės bangų, sukėlusi tokį malonumą, kokio žvaigždelė iki šiol nebuvo net sapnavusi. Atrodė lyg milijonas saulių ir mėnulių šviestų į akis. Neįmanoma apsakyti žvaigždutės patirto jausmo. Niekas nežino, kiek laiko visa tai truko. Aišku, tik viena. Mažoji žvaigždelė visai prarado laiko nuovoką ir atsikvošėjo tik savo jaukiame guolyje danguje. Sesės ir mėnulis buvo apspitę jos lovą. Jų veidai buvo sunerimę ir išsigandę. Žvaigždutė, tu sergi, todėl tau šiandien negalima su mumis. Privalai ilsėtis ir nors keletą milijonų metų likti lovoje, išgirdo griežtą mėnulio balsą. O nepaklusti mėnuliui nedrįso niekas. Todėl seserims pasklidus po naktinį dangų, žvaigždelė iš liūdesio nežinojo, kur dingti. Ji svajojo tik apie tai, kaip pamatyti Krišną. Jos galvoje gimė drąsus planas. Aš skrisiu į žemę. Nesvarbu, kad mirsiu. Noriu dar nors kartą pamatyti Krišną. Kupina ryžto, žvaigždutė šoko žemyn. Ji krito, krito ir krito, sparčiai artėdama prie žemės.
Kometa! Susižavėję šaukė žmonės, o žvaigždės danguje iš sielvarto užsidengė veidus. Jos apraudojo savo jauniausią ir mylimiausią seserį. Juk dar ne viena iš dangaus nukritusi žvaigždė neliko gyva. Tai buvo tamsiausia naktis per 10 milijonų metų. Lyg susitarusios užgeso visos žvaigždės. Net mėnulis už debesų paslėpė savo skausmo iškreiptą veidą. Tik ilga švytinti kometos uodega raudonai nušvietė dangaus skliautą. Nuo kritimo žvaigždutės kūnas degė, bet ji nejautė skausmo. Smarkiau už kūną degė jos širdis, žvaigždės širdis. Artėdama prie žemės, ji suliepsnojo dar smarkiau ir vis dairėsi Krišnos, bet jo niekur nebuvo matyti. Ak, aš mirsiu veltui, pagalvojo ji. Įskaudinau savo seseris ir mėnulį, tačiau Krišnos nepamačiau. Kokia aš kvailė, kad neklausiau vyresniųjų. Verkė žvaigždutė, stebėdama, kaip greitai artėja ežerais ir miškais pasipuošusi žemė. Jausdama artėjančią mirtį, žvaigždutė iš siaubo užsimerkė ir sušuko vardą to, su kuriuo taip troško susitikti. Krišna! Ji buvo įsitikinusi, kad jos spindintis kūnas suduš į 1000 šipulėlių ir kad susidūrimas su kietu žemės paviršiumi sukels nepakeliamą skausmą. Buvo pasiruošusi bet kam, tik neminkštam ir neskausmingam pumpt. Pumpt. Ir jokio veriančio skausmo. Nieko. Argi tai įmanoma? Nepatikėjo žvaigždutė. Gal aš žvaigždučių rojuje? Pamanė ir nedrąsiai atmerkė vieną akytę. Ir net išsižiojo iš nuostabos. Ja savo rankoje laikė Krišna. Nors žvaigždutė buvo kelių miestų dydžio, ji lengvai tilpo Krišnos delne ir jautėsi geriau nei kada nors. Jos kūnas nebedegė ir jį tebešvietė. Ką jau ten, jis spindėjo labiau nei bet kada. Krišna kerinčiai nusišypsojo ir tarė: norėjai mane pamatyti? Dabar tu patenkinta? Taip, droviai ištarė žvaigždutė. Ar galiu pasilikti su tavimi? Kokia atkakli žvaigždė, nusijuokė Krišna, o tada surimtėjo ir paklausė: o ką darysiu aš? Juk kiekvieną vakarą žiūrėdavau į tave ir tu įkvėpdavai mane nuostabiems žygdarbiams. Tavo dėka galėjau nuveikti tiek daug. Kol tu buvai aukštai, aukštyn kildavo ir mano mintis. O ką be tavęs darys 100 pasiklydusių kelyje, 1000 poetų ir milijonai nusivylusių žmonių? Kaipgi tavo sesės ir tėvas, ką daryti jiems? Apie tai aš nepagalvojau, prisipažino žvaigždutė. Sutarkime, netikėtai pasiūlė Krišna. Į žemę atkeliavau su nepaprasta užduotimi. Atėjau padėti žmonėms. Žemė nėra jų gimtieji namai. Ir aš noriu pagelbėti jiems atrasti kelią namo. Tu galėtum man talkinti, šviesdama danguje ir įkvėpdama žmonėms viltį. Ar sutinki? O taip, laiminga žvaigždelė suspindo dar smarkiau. Tuomet Krišna ir žvaigždutė sukirto rankomis. O jūs būsite mūsų susitarimo liudininkės. Jaunuolis pažvelgė į žvaigždes, kurios išpūtusios akis stebėjo, kas vyksta žemėje. Nors tai buvo negirdėta, neregėta,
žvaigždutės sesės, visos iki vienos, pritariamai sumirgėjo. Tada Krišna ėmė augti. Per keletą sekundžių jis tapo didesnis už medžius, tuomet už aukščiausius kalnus, pasiekė debesis ir sustojo tik tada, kai galingi jo pečiai atsirėmė į dangaus skliautą. Atsisveikindamas Krišna švelniai ranka perbraukė žvaigždutės spindulėlius ir ištarė: nuo šiol tu mano pagalbininkė. Tuomet grąžino žvaigždutė jos vietą dangaus skliaute. Dėkingos seserys nubarstė Krišnos pečius žvaigždžių dulkėmis ir apkabino sugrįžusią žvaigždutę savo švytinčiomis rankomis. Maža žvaigždutė. Šiandien maža žvaigždutė nukrito iš dangaus, bet nesudužo, nes pas tave įskrido. Nutūpusi ant delno, melsvo ir vėsaus, dar nuostabiau žvaigždės sužibo. Kas eina pas tave, nebodamas pavojų ir noro vedamas skaidraus, išvengia tas sunkių klajonių ir vertas tampa jis dangaus. Mylėt tave, daugiau nereikia nieko, tau padedant suprasim viską pamažu ir kaip maža žvaigždutė išaugsim po truputį iš vaikiškų svajų. Lydės mus meilė, noras veikti, džiaugsmas, jei viską mes darysim dėl Dievo ir kitų. Visi mes dalelytės jo didingam kūne, jo globoje, po jo sparnu.